Labas vakaras. Nutariau padaryti šiandien video tiesioginę transliaciją, pakalbėti apie taiką kojinių siūlus, kadangi vis tik siunta šiandien manęs nepasiekė. Ji yra Lietuvoje, Vilniuje, bet atvyko ganėtinai vėlai, tai kurjeris negalėjo jau šiandien man pristatyti. Tai aš sulauksiu jos penktadienį, o kalbu apie kojinių siūlus iš Concept by Kate, būtent jų naujasias spalvas. Kad žinotumėt, apie ką aš kalbu, tai pasidėjau iš senos kolekcijos, iš pernai metų kolekcijos turimus likučius. Čia pernai gavau tokį brokuotai suvyniotą kamoliuką, tai dar nieko iš jo nenumesgiau, bet esu pasidėjusi vaikui numegzti liemenę. O koks tai video? Iš tikrųjų matėt mano postus apie taiką siūlus, kad jiems šiuo metu yra 10% nuolaida, kurią galit pasinaudoti iki siūlam atvažiuojant. Jie bus išsiųsti iš karto tą pačią dieną, kai atkeliaus. Šitokia, net nežinau, galima pasakyti, rezervacijos nuolaida jums, kad būtų stimulas užsisakyti, o ne tik tai paprastai rezervuoti. Tai nutariau padaryti tokią šį kartą akciją atvažiuojantiems siūlam. Tai, kad būtų smagiau ir jums laukti, tai tiesiog už mažesnę kainą galite įsigyti taiką siūlus. Žadėjau šio pobūdžio video padaryti būtent tuomet, kai atvažiuos naujos spalvos, bet galvoju ir nusprendžiau tokį kaip informacinį, paskatinantį video padaryti, ko laukiate, kad būtų jums daugiau drąsos ir nebijotumėt įsigyti šiuos siūlus, kurie yra išties kokybiški. Tai gal tuomet šiek tiek trumpai apie patį siūlą, tai tik noriu pasakyti, kad spalvos yra visai kitos, jas galite rasti Patris elektroninėje parduotuvėje www.patrisiūlai.lt arba tiesiog galite atgal atsukti keletą mano įdėtų postų ir pamatyti Facebook'e, berods prieš keletą dienų aš dėjau, kad atvyksta ir kokios spalvos, ir yra viena iš nuotraukų, kaip atrodo numegztoje kojinėje. Na tai ką, ne veltui taika iš suomių kalbos yra magija žodis, tai tikrai galiu pasakyti, šie siūlai kaip tikra magija, magiškai gražus ir sukuria tikrą magiją mezginiuose. Galiu pasakyti, tikrai mezgasi greitai, noriai ir plus prie to paties, kas yra labai svarbu, tai turi nepriekaištingą kokybę. Tai turbūt labiau ir noriu apie kokybę šį kartą pakalbėti, tik dar trumpai, tai yra klasikinė siūlų sudėtis skirta kojiniam, tai yra 75% merino vilna, 25% poliamidas ir kamuoliukas yra iš didesnių, kiek nestandartinio metražo, tai yra 150 gramų, 400 metrų. Iš esmės, kodėl aš ėmiau taiką siūlus vėl ir iš tikrųjų dėl ko aš paskutiniu metu nemažai perku kojinių siūlų, dėl to, kad jie kuo puikiausiai tinka megzti ne tik kojiniam. Jų sudėtis yra geros, juos lengviau prižiūrėti, jie yra tvirtesni, šiltesni siūlai, na, gal šiltesni ne visai teisingai pasakyta, bet dėl tvirtumo tai jiems suteikia poliamidas jo. Ir siūlai tikrai tinkami megzti ne tik tai kojines, bet ir megztukus, ir jų kaina, kalbant apie megztuką, yra pakankamai padori. Na tai ką, kaina išliko iš tikrųjų tokia pati kaip ir pernai, vieno kamuoliuko berods 14,95 €, ką tai yra tikrai savo kokybę išlaikantis gamintojas, tai ką ir to noriu pasakyti, tai pradėsiu aš nuo kojinių, kurias aš mezgiau pernai savo. Ir turbūt šiek tiek matosi jau nešiojimo žymės, šiek tiek pasitepę, jos yra skalbtos, bet labai aš jau jų nedrimžiau ir kad nesusiveltų jos, bet nešiojimo žymės tikrai matosi. Tai mano pernai metų nešiojimo, šiemet aš dar jų nespėjau užsidėti. Tai tiesiog galite pasižiūrėti, kaip atrodo kojinės, kurios tikrai dėvisi labiau negu megztukas, kaip atrodo po sezono nešiojimo. Tai būtent iš taika šių siūlų, štai būtent iš šio kamuoliuko,
buvo megztos šios kojinės. Aš panašiai tokiu pat laiku nusimezgiau jas pernai, kaip dabar, gal lapkričio mėnesį, aš pamenu fotosesijai kalėdiniai mezgiau ir po kalėdinės fotosesijos aš pradėjau jas nešioti namie. Aš pati asmeniškai kojinės nešioju tik tai namie, man į batus jų nereikia, nes kažkaip tai aš esu, kadangi vairuojanti, tai man nėra būtinos žiemą kojinės. Kažkaip nėra tekę jau visiškai speigu būti lauke, tai neturiu tiesiog tam poreikio, bet namie aš labai mielai kojines nešioju. Tiek jeigu važiuoju, pavyzdžiui, pas tėvus, tiek būdama savo namuose. Tai kaip ir sakau, tikrai galite apačioje pamatyti, tikrai tai yra nenaujos kojines. Apačioje galite pamatyti, kad šiek tiek matosi nešiojimo žymės, bet kojines atrodo, sakyčiau, tikrai gerai išsilaikiusios. Tai tikrai verta išsibandyti šios siūlus, nes būtent šių spalvų tai nėra ir jų gamyboje nėra, būtent kalbant apie šios raštus, čia buvo pernai metų. Tai greit išpirkot, aš atsimenu, jeigu tik sandėlyje atsirasdavo vienas kitas pokas kažkurios spalvos, tai kažkaip labai mažai trumpai užsibūdavo patys siūlose, tik atkeliavus, net kai kurias spalvas rezervuodavote iš anksto tam, kad būti užtikrintoms, kad tikrai gausite. Tai ir tuo pačiu dar norėčiau parodyti megztuką, kurį nešiojo mano vaikas. Šiemet dar jai irgi geras jisai yra, šią irgi kalėdinį fotosesijai mezgiau, bet tuo pačiu ir žiemai. Megztukas jos pačios buvo nešiotas mažiau negu kad aš kojines nešiau, nes į darželį megztuko kaip ir nelabai reikia. O striukę šiai pirkau tokią, kad ji būtų maksimaliai šilta ir plona, kad vaikui būtų patogu ir nereikėtų labai daug vaiko prirengti. Tai iš esmės šiltas megztinis jai buvo reikalingas, jeigu mes važiuodavom kažkur tai kažkokią ar kelionę, ar į svečius, kai tai nėra kalba apie darželį, kuomet vaikas eina į lauką, žaisti, dūkti, sušilti ir panašiai. Jeigu, tarkim, ir ne kombizoną dėdavosi, o kažkokią tai striukę žieminę ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, į tą patį kažkokį tai, nežinau, ėjom ir į spektaklį, kur nereikia kažkokios tai jau ten to super dress kodo, tai arba šiaip į svečius, tai tikrai toksai megztukas jai buvo reikalingas, jinai turi juos kelis, vieną jau baigė išaugti, tai čia buvo irgi megztas iš Concept by Kate, tai buvo Cotton Merino Fine, siūlų, kurių neužsivežu, nors tikės iš tikrųjų jos turi. Netgi gal galėsiu video atskirai apie tą megztuką padaryti, kažkaip dabar bekalbėdami apie jį prisiminiau, tai turbūt gal ir tos, kurios su manimi esate jau ne vienerius metus ir stebite mano mezginius, turėtumėte atsiminti. Jis buvo toksai oranžinis, megztas apvaliai, su dviguba apykakle, kaip ir čia. Tik ten buvo apvalus tas reglanas. Tai žinokit, mano vaikas dar tą megztuką nešioja. Ir jisai beje yra pats jos mėgstamiausias, tai aš jį turbūt dedu dažniau. Kitas megztukas, kurį nešioja, yra šis. Tai va, tai jinai turi du tokius megztukus, šį nuo pernai metų, ana jau kiek, turbūt kokius jau 3 metus jį nešios, nes šie jau metai tam iš Concept by Kate Cotton Merino Fine jau turbūt paskutiniai, nes jau ant ribos ant išaugimo. Tai va. O šį dar megztuką tikrai turėsime šiemet, tai galiu pasakyti, kad nusimezgus iš tokių siūlų, kad ir vaikui drabužėlį, 2 sezonus jūs galėsite nešioti drąsiai, greičiau jūs jį arba kažkam kitam atiduosite, arba, nežinau, ar išardysite kitam mezginį, kas be abejo, pavyzdžiui, kalbant apie kojinių siūlus, atgaivinti antram gyvenimui, tarkim, po vaiko megztuko, kur vaikas išauga ir nespėja sunešioti, tai tikrai išmesti yra gaila. Aš kai kuriuos atiduodu, turime mes mažesnių mergaičių, kuriams aš atiduodu, bet kalbant apie tai, kad tikrai gaila išmesti mezginių, tai pavyzdžiui, iš kojinių siūlų megztus megztukus, tarkim vaikui, išaugo, bet matote, vis dar geras, kokybiškas siūlas, išardžius pilnai galima numegzti kojines. Sau netgi, pavyzdžiui, ir nešioti toliau ir turėsit tikrai geros kokybės ir neapsiburbuliavusias, neišsitampiusias, o tikrai geras kojines.
Tai ką ir parodo tai, kad aš jau sezoną esu atnešiojus ir aš manau dar kitam sezonui aš pasidėsiu. Tai kalbant apie katę kaip gamintoją, tai jisai tikrai pasižymi tuo, kad jo siūlai yra labai kokybiški. Aš pati turbūt katę tas gamintojas, kurio siūlus aš esu išbandžius bene visus, ką aš esu turėjusi prekyboje, gal viena kita pozicija, kurios nespėjau išbandyti, tam tikri siūlai yra mano išbandyti net ne viena mezginyje. Tai žinokite, šiemet dalį, tvarkydama spintą, aš dalį drabužių atidaviau mamai, paklausiau, gal jinai norės nešioti, nes tiesiog paprasčiausiai man atsibodo. Kas yra normalu, nes yra, tarkim, iš Skandinavija, tai berods jau bus čia gal 4 mano sezonas ir jau kaip ir norisi kažko tai naujo, o megztukas jis yra geras, jis yra absoliučiai gerai atrodantis, puikiai tinkantis nešioti jį toliau, bet tiesiog norisi atsišviežinti, tai vien tik tai dėl to, o permegzti aš tikrai laiko neturiu, nes mano tikslas yra ne tik megzti ir apmegzti save ir šeimą, bet mano tikslas yra kalbėti apie siūlą, kaip jis atrodo mezginyje, pasidalinti savo įspūdžiais, tai tiesiog neturiu tiek laiko, kad galėčiau permegzti ir naujai nešioti, tai vien tik tai dėl to. Bet kalbant apie pačią kokybę, tai galiu tikrai garantuoti, netgi Skandinavija nėra labai toks kaprizingas siūlas, aš šiek tiek plečiuosi daugiau, labiau kalbu gal apie patį gamintoją. Tai tikrai, kiek esu išsibandžiusi siūlų, tai kaip ir sakiau, aš greičiau atsibosta mezginiai iš to siūlo, negu kad jie nusidėvi arba tampa nebenešiojami dėl to, kad negražiai ar baisiai atrodo. Tai iš esmės mano šis video yra apie tai, kad atvyksta naujosios spalvos Taika siūlų. Tai labai kviečiu visas į elektroninę parduotuvę www.patriasiūlai.lt įsigyti šias naujai atvykstančias spalvas su nuolaidos kodu nauji. Dabar netgi bijau pameluoti, ar naujas, ar nauji. Reiktų pasitikslinti nuolaidos kodą, kad aš jūsų nesuklaidinčiau, bet poste tikrai rašiau nuolaidos kodą. Ar naujas, ar nauji. Tai aš dabar video eigoje dar pasitikslinsiu, gal jeigu kažkuri tai šiuo metu naršote Patria siūluose, tai gal pasufleruosite. Valerija, labas vakaras, numezgiau iš jų siūlų sesį, tuniką mėgstu bomų. Žiūrėsim, kaip nešiosis. Kažkaip aš, žinokit, galvoju, kad nešiosis tikrai gerai, nes sakau, kur didžiausias gali būti išbandymas, tai numegzti vaikui ir šiuo atveju kojines, nes aš bent jau tikrai galiu pasakyti drąsiai, aš kojinių neprižiūrėjau, kad ten kažkur tai, kad sėdėt savo visai tokiai gražiai, nevaikščioti ir kad tik neištepti. Tai tikrai ne, aš tiesiog nešiojau namie, nebijodama, kad kažkas tai užkris ar nebuvo tokio dalyko, kad aš jas labai saugočiau ir skalbtą aš jas tikrai skalbiau. O jau kalbant apie vaiko megztuką, tai turbūt suprantate, kad ir vaikui pasakysi atsargiai, neištep, tai tikrai išteps. Tai nebijodama, kad vaikas gali ištepti ir gali tekti dažnai skalbti, tai netgi čia tokie ir sąlyginai išbandymas siūlui, ar atlaikys vaikui drabužį, nes tikrai vaiko drabužius ganėtinai dažnai tenka skalbti. Rugilė siūlai labai smagiai atrodo. Taip, Rugilė, tik tai nežinau, ar žiūrite nuo pradžios, tai kalbu apie Taiką, labiau pristatau patį siūlą, bet ne spalvas. Spalvos atvažiuos penktadienį, kur bus atskiras video atskira transliacija apie spalvas. Iš arčiau jas parodysiu, nes dabar turiu tik tai nuotraukas gamintojo, tai gali būti, kad ir šiek tiek atspalviai gyvai bus kitokie. Tai aš šiek tiek parodysiu gyvai per tiesioginę transliaciją. Paprasčiausiai aš planavau šią tokią pažintinę kokybės, pažintinę transliaciją mezginių iš Taiką daryti šiandien, nes tikėjausi siunto šiandien. Tai nutariau, kad tos, kurios dar dvejoja, svarsto, galvoja, tokį kaip paskatinimą padaryti, kad tikrai nebijokite įsigyti šių siūlų, nes jie jau tikrai yra išbandyti. Plus dabar žiūrėjau vakar berods puslapį Katę,
Tai tos spalvos, kurios pas mane atvyksta, jau nėra nei vienos. Galbūt atsiras dar sandėly po kokį pakutį, nežinau. Ir ar pavyks tuo momentu pastebėti, pačiupti ir atsivežti, irgi sunku pasakyti, nes kasdien tikrai nenaršau pas gamintoją, nežiūriu. Tiesiog čia man pasisekė kaip aklai vištai grūdas, iš tikrųjų dariau kitą užsakymą, būtent tų kitų kojinių siūlų, kurie kartu atvažiuoja. Ir pamačiau, kad yra viena spalva ir tiesiog užklausiau, kokias spalvas turite, aš visas paimsiu. Tai parašė spalvas, kurias turi, tai net nedvėjodamas sakau, dėkit, tikrai. Ir galvoju, savo nepasilikau nieko, liks, aš savo tikrai pasiimsiu po vieną kamuolį kiekvienos spalvos, nes, na, tikrai, kadangi jau išbandžiau šį siūlą, tai dabar man toksai noras tiesiog įsibandyti jau kitas spalvas. O kalbant apie akciją, tai taip, tai nuolaida taikoma su nuolaidos kodu nauji, tuo pačiu nuolaida yra ir taikoma naujai atvykstantiems amų siūlams, tai yra su 20% šilku. Kaip gyvai spalvos atrodo, pamatysime penktadienį, pati nečiupinėjau, nemačiau gyvai, bet kažkodėl net neabejoju, kad siūlos bus tokio pat tos pačios aukštos klasės, kokybės ir vertas dėmesio. Rasa, labai myliu Katę Skandinaviją. Taip, Rasa, iš tikro gaila, bet Skandinaviją jie po truputį išima. Ir Skandinaviją mesgiau ir aš pati daug, ir juos kartu dubliavau su Lanagato supersoftais, bandydama likučius mažinti, taip, siūlas nerealus. Sakau, man atrodo, šis sezonas man būtų ketvirtas, kaip aš nešiočiau meksuką, tai buvo mano pirmasis meksukas iš Skandinavijos siūlų. Tai, na, tiesiog sakau, atsibodo namie kažkaip gaila, tai atidaviau, kad tiesiog jį nešiotų toliau, džiaugtųsi jo, kad jisai kažkur netūnotų spintoje, kaip nereikalingas daiktas, nes jisai dar pilnai gerai atrodo. Tai tik gaila, kad juos išima. Tikrai gaila, kad juos išima iš gamybos. Tai va, o grįžtant prie Lanagato, prie Concept by Katę taiką mezgimo siūlų, tai išbandykite tikrai šios magiškus siūlus. Šiuo kartu užsisakykite, o penktadienį aš jums išsiųsiu ir turėtų jūs pasiekti kitos savaitės pradžioje, arba pirmadienį, arba antradienį, priklausomai kokiu būdu jūs padarysite užsakymą. Tai va. Tai turbūt šį kartą tiek, čia dar buvo viena spalva, tai štai tiek liko, šių kojinių iš tikrųjų neradau. Aš turėjau dviejas poras, šių kojinių kažkaip neradau, reikės dar pakratyti savo kojinių maišą. Tai va tie kamolio lieka iš poros kojinių, tik tai ten beje atnara buvo šiek tiek trumpesnė. Šiek tiek trumpesnė dariau, bet sakau, nerandu tų kojinių, kad galėčiau pamatuoti. Tai ta proga dar, kadangi video dar darau, tai galiu jums pasverti, nes jūs klausėte manęs, kiek užtenka. Tai štai, kamoliukas yra 150 gramų, tai nuo kamoliuko lieka 57 gramų. Tai va, nuo moteriškų 39 dydžio. Tai gal tiek dar tokios papildomos informacijos. Kalbant apie megztukus, tai vaiko megztukui reiktų 2-3 priklausomai vėlgi nuo dydžio. Moteriškam megztukui, Rasa, labai gaila. Taip, Rasa, tikrai sutinku, kad labai gaila dėl, čia toliau tęsiant apie Skandinaviją. Mielai laukčiau naujų spalvų, pirkčiau, pildyčiausi ir jums juos rekomenduočiau, bet dėja. Berods 2 sezonus ar 3 sezonus laikė tas, ne, 2 sezonus, man atrodo, buvo tas patys tos pačios spalvos, po to pridėjo dar naujų ir dar pridėjo naujų ir tas pačias naujausias jie pradėjo iškart išiminėti, man atrodo, netgi po mėnesio ar kelių. Tai buvo labai panašaus tokio margumo, labai gražūs siūlai. Tai va, tai grįžtant dar prie taiką, tai megztukam vaikiškam reikėtų tarp 2-3, priklausomai nuo dydžio, moteriškam megztukam reikėtų nuo 3 iki 5, vėlgi priklausomai nuo dydžio.
Daugiau orientuotis 4 reikėtų, nes jie kadangi po 150 gramų, tai iš esmės reikėtų orientuotis, kad ML dydžių 4 jums turėtų užtekti. Vėlgi dar jūs įsivertinkit, kokį norite megzti. Jeigu jūs norit klasikinį, paprastą megzti, be jokių kažkokių tai didelių pinių, ne oversize, bet tą tokį tikrą oversize, ne kažkokį iki kelių, tai aš čia kalbu apie tokius bazinius megztukus, tokius klasikinius, paprastus. Tai vis tiek, jeigu turit kažkokių vizijų šiek tiek kitokių, tai tą irgi turite įsivertinti. Na ir vyriškam megztukui, tai reikėtų kažkur tai tarp 5-7, vėlgi priklausomai nuo dydžio. Vyram turbūt yra paprasčiau, vyrui turbūt iš esmės visada eina klasikiniai modeliai, bet vėlgi atsižvelgti reikėtų į vyro matmenis, tai liemens apimti vis tik, tuomet vis tiek per krūtinę kiek yra ir be abejo ūgį. Taip pat moteriams irgi siūlyčiau irgi įsivertinti ūgį, nes jau turbūt čia man tapęs pavyzdys vienos klientės, kuri yra tikrai labai liekna, bet yra aukšta. Tai kadangi yra daug mezganti, jau pati iš savęs žino, kad jai reikia daugiau siūlų, tai, nes aš esu 1,70 m, mano dydis M yra, tai jai reikėjo daugiau siūlų vien dėl to, kad jinai yra pakankamai aukšta. Tai šiuos tiesiog niuansus vėlgi įsivertinkite, kad neapsigauti, nes šie siūlai vargiai ar bus pildomi vien dėl to, kad jų sandėlyje iš esmės nėra. Panašu, kad arba kažkas atsisakė, kas buvo rezervavęs, arba tiesiog atrado sandėlyje, ne tai kad likučius, bet kažkur tai užsimėčiusius būtent tuos pokus, kuriuos jie įdėjo į prekybą. Tai turim vis tiek orientuotis į tai, kad tai yra po 10 vienetų atvykstantis kamuoliukai, vienos beje spalvos 3 vienetus klientė jau rezervavo. Tai kalbant apie tai, kad vis tiek įsivertinkit, kad tai yra paskutiniai kamuoliukai ir kad papildymo jų nebus, nes žadėti aš tikrai negaliu, šiai dienai mačiau pardavime jų nėra. Tai jeigu net ir liks jums nuo megztuko ar norimos liemenės, tai manau, kad tikrai pilnai galit nusimegzti papildomai kojines, anūkams, vaikams mažesniems, tai tikrai išnaudosite, galų gale galite pridėti prie kito siūlo, tai pavyzdžiui, tarkim, to paties Lana Gato Super Soft, jie pagal metražą puikiai tinka, tai tiesiog įterpti kaip kažkokį tai margą intarpą, tai jeigu jums ir liks kažkoks tai kiekis, tai tikrai aš manau, jūs sugebėsite jį panaudoti. Nes mes žinome, kad nepatinka mums kiekvienai, likučiai, tai ir norisi juos kažkur tai panaudoti, tai tikrai sugalvojame, esame išradingos, kūrybingos, tai tikrai sugalvojame, kur panaudoti, galų gale galima iš jų ir megzti ne tik tai kojines ar megztukus, tai žieminius aksesuarus. Kepurė aš pati nesirinkčiau, nes man kepurė tik tai merino vilna, dar gali būti kašmyras, nes aš šiaip esu jautri būtent kaktos dalyje, tai man jau būtinai, aš net ir tai stengiuosi dabar, aš kadangi kirpčius turiu, tai aš jeigu kepurę užsidedu, tai aš deduosi, kaip stiliaus detalė labiau, nes aš mieliau nešioju kapišoną, nes man kutena tiesiog visi siūlai. Aš nebijau kutenimo, aš nešioju ir pakankamai širkščius, ir alpaką turinčių sudėtyje, ir moherį, ir galiu tai daryti ant nuogo kūno, tai man diskomforto nejaučiu, bet būtent kaktos srityje tai yra pakankamai pas mane jautru. Ir aš renkuosi tada jau tik merino vilną arba su kašmyru, kad būtų. Bet pilnai, kurios nesate tokios jautrios, pavyzdžiui, mano mama pilnai gali nešioti ir nešiotų būtent iš tokių siūlų ir kepurę, ir gali būti skraistė, šalikas, mova, pirštinės, riešinės, galvajos ir panašiai. Tai tikrai rastumėte, kur panaudoti, jeigu to siūlo liktų nuo megztuko ar nuo kojinių. Tai turbūt tada šiandien tiek. Norėjau padaryti video grinai tokį informacinio pobūdžio apie Lana Gato, atsiprašau, kodėl Lana Gato vis taip užstringa, apie Concept by Kate Taika kojinių siūlus, kurių laukiame šį penktadienį atvykstant. Tai kviečiu tikrai ir penktadienį pasiklausyti ir pasižiūrėti manęs, kai siūlai atkeliaus. Tai aš taip įsivaizduoju, kad video transliaciją padarysiu kažkur tai apie 4:30, 5 valandą, nes siūlai atvažiuos, manau, kad po pietų.
Tai tikrai kviesiu visas prisijungti, pasižiūrėti iš arčiau, kaip atrodo, ypač dar labai laukiu, nes tai yra naujiena, tai kojinių siūlai su šilku, kur šilku yra ne 20% ir beje tiem patiem irgi siūlom amų, yra 20% nuolaida su nuolaidos kodu nauji. Tai kviečiu pasinaudoti nuolaidą, nes net nebejoju, kad ir tie siūlai bus aukštos kokybės, tai taip pat įspūdingai gražus ir verti dėmesio. Tai jums šiandien ačiū už tai, kad klausėte, kad buvote kartu. Ramių vėlinių. Jeigu šias 2 dienas artėjančias nesidarbuosite, o poilsiausite, tai pailsėkite su mezginiu ar su šeima. Aplankykite tuos, kurių netekome, neturime. Tiesiog pabūkite pačią su savimi. Tai tiesiog ačiū, kad klausėte, kad buvote kartu ir iki kitų kartų. Ate, ate.